va, mano kūpas išvažiavo. Turiu kompaktą paėms matsuriams iš Vitelio. Tai nupirkau 3 litrų variklį. Šiandien varysim swapinti. Dabar nieko ten daug nerodys tos mašinos. Dar turi sėdėti mano lipdukai, partnerių, nu žodžiu. Beje, dabar planas yra vakar parsivariau mašiną ir vakar parsivariau swapą parsivežiau. Tai yra planas važiuoti pas draugelį garažą ir pradėti kišti. Na, aišku, pirmą reikia 3 litrų pasikeisti tarpinis. Tai varom ten. Tai va, babinus išimtus. Dabar žvakis išiminėjau. Čia jau svarus atsileidau. Nu, žodžiu, ant greitųjų, čia ant greitųjų. Nu va, nusėmiau karterį. Pasikeitam tarpinį. Dar liks čia pasikeisti filtrą korpus tarpinį bus jau. Все, variklis plaukia. Dabar kompaktai garažą ir lups 2.5. Nu, pradėjom ardyti, pirmą buferį nusimėm, dabar reikia radiką pasileisti. Nusimsim teliką, kad būtų patogiau. Nu, tada jau lysim po mašiną, reikės ten dėžės tiltelį, kardaną atsiveršti, čia dar reikalų ir čia nais, tai po biškį išmesim tą gaidį, kaip sakant. Nu, po biškį ardos, čia radiką reikia, freoną išsileidau. Radiką reikia pabaigti išsiimti, bet galvoju reikia pasileisti. Ir spintuvų skystį išsivalyti, išsipilti. Ir čia tų darbų ne taip ir daug, viskas smulkmen. Čia reikia nusiardyti. Nu, žodžiu, yra, bet ne kosmos. Nu, čia pradėjom karpyti, nesąmanis daryti. Bet nieko. O radik nebėra, čia nedaug belik ištraukti pravodkį. Dėžių atsileisti, variklį galės traukti. Nu, va, lupam lauk variklį jau. Bet sudarėm bėdą, ne iš tos pusės variklį pagalius atsileidom. Na, čia pirm kartą, kai lupi variklį, taip ir būna. Nu, va, 3 litras vietoj, kaip tik ir. Tai va, varau į garažą. Tepalus reikia susipilti, kompą įsidėti ir žvakį susipilti. Tai tepaliukai kaip visada Hado. Patikimai ir gerai. Turim čia papildų į variklį, į vairų stiprintuvą. ATF-as kitam projektui. Nu, čia kompas. Žvakis. Tai va. O ATF-as antam projektui, kur stovi. Tai va, variklis kaip ir sakiau vietoj, babinas žvakis deduos. Žvakis jau sudėjau, babinas deduos. Šiandien gal pakursim netyčia. Ai, ne pakursim, neturiu babinų pravodkis. Nu, skysčių pildyms prasidėjo. Nu, va, tik į belikų. Štai tepaliukus susipilam. Su vienu ranku nemoku. Opa. Nu, tepaliukus susipyliau, čia pasijungta, ATF Hado įpilts, Hado tepalai įpilti, dar elevizantus tos susipilsim, bet čia dabar ne pats šardžiu, neatsimenu, turiu 2 laisvas fiškis ir nerandu kur kišti. Tai lauksiu, kol atvažiuos draugelis, kuris išardė čia ir pasijungus bandysim jau kurti. Iš tikrųjų, čia gavos porą savaičių projektas, nors tai dirbam 2 geras dienas. Tai va, reikia lempus dar susidėti, kapotą, buferį. Ir tada galės eit biškį salonų išsivalyti, čia reikėtų iki matsuriaus pasidaryti. Nu, rodom, kodėl nesikūrė, ką pabandykim. Nu, va, pirmas test drives. Tai va, apie kompaktą kol kas tiek, variklį dėjom, važiuoja, kūrės, liko smulkmenus, mepą padaryti, ledus susiklijuot, apšifką susirinkti, 3 dalykai liko. Ketvirtas ir kapotą susitvarkyti ant greitų jungčių pasidaryti, nes užtrenkiau kapotą į patai. Tai vis spynus viską išėmėm, tai žodžiu, toks takelis, sulėkėm atsuri ir pardavinėsim, nes niekam nereikia, nes turim šitą daiktą dar garažį, tai 2. Tikrai negaliu išlaikyti. Prabangėlė vis dėlto. Tai geriau už tos pinigus į pirmuką. Pirmuką suleisim eurus ir bus jėgelė.
Tai va, variklis jau šiek tiek ir prasidirbęs, tai jau susipilsim priedus iš halo. Vis tiek važiuojam ant didelio apsukų, tai apsauga šiems varikliams ir reikalinga. Taip pat turim dar ir vairo stiprintuvui gerojo dalyko. Tai viskas, nuo ko pradėsim, nuo varikliaus prieduko. Tai dabar iš tikrųjų reikia užsivesti variklį, pasišildyti iki darbinės temperatūros pirmą. Aišku, pirmą reikia rankinį panaudoti, kad užvesti. Įsidedam rankinį, įsijungiam laisvą, bandom užvesti. Dabar palauksim biškelį. Šiaip variklis kol pašils visiškai iki darbinės temperatūros, manau, kad galim įsimest šitą daiktą į vairo stiprintuvą. Tai va, susipylėm vairo stiprintuvą, dabar užsisukam, pilsim į variklį tada, duosim prasidirbti viskam apie 5 minutės. Greitai šitą atsidarom, tą išsišeikinam gerai. Turim tą daiktą variklio apsaugai, rebeltizantą, skaniai subėga. 3 litras gyvenas, visą gyvenimą dabar laimingiausiai. Nu ir ko, kuriam. Kur lemputį, matot, vyrai šį kartą įrama. Tai va dabar kokius 3-4 minutės ir laukiam užkūrę. Galim vairą pasukinėti, kad vairtas išsivaikščiotų geriau. Priedas. Kompaktas praktiškai jau pasiruošęs. Su visom apsaugom, su viskom. Lieksim greitai Matsuri. Čia beliko. Išsikopti saloną reikia. Ir po kapot kelis plasmas užsidėti. Bet čia jau nei įdomu, nei labai svarbu tie dalykai. Tai dabar be filmonos pamačiau, kad šitą ir juodas lups ir tam daiktį. Muzikėlį irgi groja. Tai Matsuri nebūs jau labai liūdų. Tai va toks šitas kelis. Ir susimatom dabar Matsuryje. Matsurį susimatom. Gal dar vieną video išleisim, reiks sedan video pabaigti.